Dabar mes keliausime į save. Tai nebus tipinė meditacija. Tai bus tylus priminimas sau, kas aš esu. Tad patogiai įsitaisyk, lėtai užmerk akis. Atsipalaiduok. Giliai įkvėpk ir lėtai iškvėpk. Dar kartą įkvėpk ir iškvėpdamas leisk visam pasaulio triukšmui pasitraukti į šalį. Įkvėpk, iškvėpk. Leisk savo nusileisti vidinę tylą ir sugrįžk į save, į tą vietą, kur nereikia vaidinti stipraus, kur nereikia nieko įrodyti, kur gali būti visiškai tikras. Giliai įkvėpk ir lėtai iškvėpk. Leisk savo kūnui suminkštėti, atsipalaiduoti. Pajusk, kaip tavo pečiai nusileidžia, veidas suminkštėja, kojos atsipalaiduoja ir tampa lengvos. Krūtinė atsiveria lengvam kvėpavimui. Įkvėpk, iškvėpk. Leisk protui nurimti ir tiesiog klausyk. Tu gimei su 8 skaičiaus energija. Ir tai yra labai ypatinga bei viena stipriausių energijų. Tu turi savyje galią, kurios daugelis net nesupranta. Bet kartu tai viena sunkiausių energijų, nes tavo siela atėjo ne ilsėtis. Jie atėjo augti per galią, atsakomybę ir transformaciją. Todėl tavo gyvenime tiek daug situacijų, kurios tave spaudė. Tiek daug momentų, kai reikėjo būti stipriu, ne tada, kai viduje buvai pavargęs. Tu esi žmogus, kuris gali labai daug pasiekti. Kai kiti pasiduoda, tu eini toliau. Kai gyvenimas spaudžia, tu tampi stipresnis. Kai atrodo, kad nebėra kelio, tu jį sukuri. Ir žinai ką? Tai nėra atsitiktinumas. Viskas turi prasmę. Tu gimei su stipria energija, bet ne tam, kad valdytum kitus, o tam, kad išmoktum valdyti save. Šiandien tau svarbu suprasti vieną dalyką. Gyvenimas tavęs nelaužo, jis tave formuoja. 8 energijos žmonės dažnai gyvena taip, tarsi viskas priklausytų tik nuo jų. Jie tempia, kontroliuoja, sprendžia, veikia ir net ilsėdamiesi viduje jaučia įtampą. Nes giliai savyje bijo prarasti kontrolę ir stabilumą. Bet paklausyk labai atidžiai. Tavo didžiausia gyvenimo pamoka nėra išmokti būti stipriu. Tu toks jau esi. Tavo didžiausia pamoka – išmokti gyventi be nuolatinės kovos. Tu neprivalai visko pasiekti per spaudimą,
Neprivalai visko tempti vienas. Neprivalai visą laiką būti tas stiprus žmogus. Tavo vertė nėra tik tavo pasiekimai. Tikra branda prasideda tada, kai tu supranti, kad jėga nėra įtampa. Tikra jėga yra ramus pasitikėjimas savimi. Tu esi vertingas jau dabar. Ne tada, kai viską pasieks. Ne tada, kai tapsi tobulas. O dabar. Aštuntos energijos žmonės dažnai bando užpildyti vidinę tuštumą darbu, pasiekimais, pinigais, pirkiniais, kontrolę. Tačiau net pasiekę daug, jie kartais jaučia, kodėl vis tiek nėra vidinės ramybės. Nes tavo siela nenori tik sėkmės. Tavo siela nori prasmės. Tavo gyvenimo kelias nėra tik materialus augimas. Tavo kelias išmokti suderinti galią ir širdį, ambiciją ir ramybę, sėkmę ir žmogiškumą. Turi išmokti, kad neprivalai visko kontroliuoti, kad būtum saugus. Gyvenime bus situacijų, kurių tu nesuplanuosi. Žmonių, kurių nepakeisi. Procesų, kurių nesuvaldysi. Ir būtent ten prasideda tavo tikrasis augimas. Kai nustoji kovoti su gyvenimo tėkme. Tu atėjai į šį pasaulį mokytis balanso tarp materialaus ir dvasinio pasaulio. Mokytis atsakomybės be savęs naikinimo. Lyderystės be dominavimo. Sėkmės neprarandant žmogiškumo. Tu turi labai daug šviesos savyje. Daug daugiau nei kartais pats matai. Tu gali įkvėpti žmones, kurti stabilumą, vesti kitus, sukurti didelius dalykus. Bet tam svarbiausia yra nepamesti savo širdies. Tu turi išmokti ilsėtis be kaltės. Tavo kūnas nėra mašina. Tavo vertė nėra tik produktyvumas. Nevertink savęs tik pagal rezultatus. Tu turi išmokti rodyti jausmus. Išmok priimti pagalbą. Paleisk perteklinę kontrolę. Tu taip pripratai būti stiprus, kad kartais slepi skausmą, nuovargį, vienatvę. Tačiau užsidarimas nėra stiprybė. Tikras stiprumas, gebėjimas būti atviru. Tu turi išmokti paleisti poreikį viską įrodyti. Ne visi supras tavo kelią. Ir tau nebereikia gyventi tam, kad gautum pripažinimą. Tu jau esi pakankamas. Dabar tyliai pakartok. Aš paleidžiu nuolatinę kovą. Aš leidžiu sau gyventi lengviau.
Aš neprivalau visko kontroliuoti. Aš pasitikiu savo gyvenimo keliu. Dabar giliai įkvėpk ir iškvėpk. Pajus dėkingumą sau. Už viską, ką jau praėjai. Už tai, kad nepasidavei. Už tai, kad vis dar eini pirmyn. Pajusk savo vidų. Tu nebe tas žmogus, kuris turi išgyventi gyvenimą kovodamas. Tu tampi žmogumi, kuris sąmoningai kuria savo realybę. Leis šiems žodžiams nusėsti giliai tavo viduje. Atmink, tu darai pakankamai. Tu esi pakankamas. Tau nereikia užsitarnauti meilės per nuovargį ar pasiekimus. Tu esi vertas meilės ne tada, kai ilsiesi. Ne tada, kai nežinai atsakymų. Ne tada, kai pavargsti. Ir žinai, kas gražiausia? Tavo stiprybė niekur nedings, jei tapsi švelnesnis sau. Priešingai, tada ji taps tikra, rami, brandi, stabili. Todėl nuo šiandien nebebūk savo didžiausias priešas. Tapk žmogumi, kuris palaiko save, gerbia save, leidžia sau kvėpuoti. Tu neprivalai visko padaryti šiandien. Tu neprivalai visada žinoti kryptį. Kartais pakanka tiesiog eiti mažais žingsniais. Ir prisimink vieną labai svarbų dalyką. Tu ne šiaip išgyveni šį gyvenimą. Tu dar sukursi kažką labai gražaus iš visko, ką patyrei. Nes tokios sielos kaip tavo nepalūžta. Jos transformuojasi ir pradeda šviesti dar stipriau. O dabar lėtai sugrįžk prie kvėpavimo. Pajusk savo kūną. Pajudink rankas, kojas. Pajusk erdvę aplink save. Ir kai būsi pasiruošęs, švelniai atmerk akis. Tik sąmoningesnis, ramesnis, tikresnis.